antrą savaitę, kai vyksta poezijos pavasario renginiai Kaune, jubiliejinio poezijos pavasario 50-ojo, prasidėjęs poezijos pavasarėlių gegužės 15 dieną Palemone, Salomėjos Nėries sodelėje. Jis vyksta įvairiose miesto erdvėse ir šiandien įvyks vienas iš tradicinių renginių, vieno poeto kūrybos valanda, tai būtent poeto Roberto Keturakio. 60 minučių jis galėtų skaityti ir kalbėti vienutėlės, tačiau jis pasikvietė talkininką, aktorių Saulių Magaliūną, kurį irgi prašome į sceną. Ir po tos valandos galėsime su poetu ir su aktoriumi pabendrauti, juos pakalbinti, paklausinėti, jeigu kas nors norės, o dabar dėmesio ir dar kartą dėmesio. Robertas Keturakis. Aš pirmą kartą pajutau, jog savimi iki pat gyvenimo pabaigos nebūsiu. Pasimetęs, liūdnas, truputį poetas, bet su begaliniais skaudžiu ilgesiu žmogus. Štai toks, pirmą kartą prisistatau jums atvirai, nes aš puikiai žinau, kas yra žmogaus saulėlydis. Ir kada galima jau kalbėti taip, kaip tau atrodo pati teisingiausia kalba ir pats teisingiausias atsivyrimas. Mano bičiulis Saulius skaitys eilėraščius, iš mano būsimos knygos Nakties baltieji debesys. Aš skaitysiu, net man atrodo, prieš keletą valandų parašytus eilėraščius. Juose dar girdėti mano alsavimas. Dar atrodo, tie eilėraščiai nealsuoja, tik aš pats. Ir todėl juos priimkite labai kantriai, net tada, kada norėsite pakilti, nešiodami ir išeiti. Labai norėčiau, kad tu pradėtum skaityti. Aš truputį priimsiu ir tada įsijungsiu vietą tavęs. Aš atsiverčiau Roberto paskutinius kūrinius, jo eilėraščius. Aš sakau, Robertai, jūs imat kalbėti apie aną pusę, apie mirtį, apie išėjimą. Robertas man sako, taip, Sauliau, aš save ruošiu. Ir šioje naujoje knygoje, iš kurios aš paskaitysiu keletą eilėraščių, radau tokius žodžius apie geležėjantį laiką. Ir pagalvojau, koks yra slėpinys, kurio uždangos mes niekada nepakelsim. Mes bandysim prisiliesti, mus masins, mus vilios, bet ateina mums laikas, kuris mumyse tampa geležėjantis. Paklausei, atsakiau, ne vienareikšmiai ten buvo skieniais keli. Žinai, ką reiškia nutylėjimai tenai, vaivorykščiuojanti šviesa žibinto aikštėje. Vidurnaktį sudužo, duslus dūžiai prikėlė tylą ir dabar girdžiu, kaip čiuožia vėjas nugarom slidžių stogų ir švilpauja kažkas antroj mėnulio pusė. Akimirksniai ramybės, kad ir kiek gyvenčiau, atskleisti neįstengs. Kartais mes gailime praeities, kad kažko ten nespėjome, pralošiam laiką. Aš prisimenu savo senelį, kuris kėlė ant aukšto stakles, kuriuose audė močiutė ir jas kūreno. Niekaip negalėjau suprasti jau šito žingsnio. Tik tai šešėliai buvusios dienos, ore už sodo melsvumos,
Jos skonis dar žymus, bet jau ne mums. Seniai apvylus mus ir praeitis išnyks, kaip rūkas vakare. Gelsva mėnulio nuolauža virš klevų kybo, sūnaus nelaukia tėvas, motina dukters. Kažin ar čia užklis kada ramybė, kažin ar bus diena, kurį dar atsimerks. Su skripkele be stygų. Regi žmogau stabėjo, vis netyčia, nors sako, dar sparnuotus pasivys. O jei ne jos, tai nukirptas avis, kur gano vyčiai. Manęs neatsimins, nei javus, nei beržai, ir jeigu atsimins, atrodys prasimano eilėraščių išlikti šimtmetį mažai. Be to pusantras posmas grafomanų. Palik mane, kur klaidžioja svirplys, durnelis toks, su skripkele be stygų. Tai kas, kad ateitis durnaropė užmigo, bet grybai augs. Jauti, netrukus lis. Žmogus kišenė nesugraibo cento ir rašo prasėjusiam langė memento dantiraščio mergaitė. Gal apie mane? Pažandys bankų sukliuksi paburkę. Ten ąžuolyno negirdėt seniai, suzmeko žmuiznaičios vėliai. Todėl kažkas per internetą kurkia. Negarbino nei bokštų, nei varpų, nei gatvės menančio žegnoja kardinolo, nei upės panašios į seną seną. Mirtis mums garbę atnašauti gali. Tu nesijuok, nes gali su juoku į klasikus ateit Rudžianskas nelaiku, įsitatysis šančiuos man skirtoj gatvelį. Mirtis išlaisvins mūsų teikus oriai mažytę teisę gult po vainiku. Gal laurų, galinėti su laiku, kuris užglius kaip vorskloje totoriai. Ir apsimesti nereikės, kad atminty išliksiu akselbantams abejingas ir žinantis, kaip galima pražūti ir jaučiantis, kaip kantriai tu kenti, kad meiliai mūsų aš likau skolingas ir garbiai, bet aiškiek truputį.